Sveiki, pristatysime robotikoje naudojamą šviesos atspindžio jutiklio fizikinį veiksmo principą. Turime šviesų paviršių, į jį krenta šviesos spindulys. Sakykime šviesos spindulio energiją 100%. Iškeliame satmenį, pažymime kritimo kampą ir nupiešiame atspindėjusį spindulį. Pažymime atspindžio kampą. Kritimo ir atspindžio kampai yra lygūs. Atspindėjusi spindulio energija gali būti apie 80–90% pradinės energijos, nes dalis šviesos būna sugerta. Jei šviesa krenta į tamsų paviršių, atspindėjusi spindulio energija būna dar mažesnė, apie 30–50%. Šią skirtingą atspindėjusi spindulio energiją fiksuoja šviesos jutiklis. Štai kamera. Jei kamera pamatytų baltą spalvą, jinai duotų signalą vienam iš variklių. Tas variklis pradės suktis, o pats robotas pradės suktis į vieną iš šitų dviejų pusių. Jei kamera pamatytų juodą spalvą, tai kamera duos signalą kitam varikliui ir pradės iš vieną iš šitų pusių važiuoti. Kad taip labai greitai viskas vyksta, robotas pamato vien kitą ir kitą spalvą. Taip ir gaunas, kad jis seka